Sveiki, mes transliuojame iš konferencijos Naujos kartos Lietuva kuluaro ir šios transliacijos metu turėsime keletą pokalbių, kurių metu bandysime pasikalbėti tiek apie Naujos kartos Lietuva plano sėkmę Lietuvoje, tarpinį jo finišą, rezultatus, kiek jis yra susijęs su atsinaujinančia energetika, tvarumu ir kitais dalykais. Ir pirmoji pašnekovė yra Lietuvos finansų ministrė Gintarė Skaistė. Ministrė, pirmas klausimas. Mes dažnai kartojame Naujos kartos Lietuva, kiti žmonės netgi nesutrikdami išberia RRF, kodėl jau užmiršė, kad čia santrupa nuo Recovery and Resilience Facility. Bet, kadangi jau praėjo keli metai, tai vis dėlto gal grįžkime ir prisiminkime, kada atsirado šitas planas Naujos kartos Lietuva ir ką ir kokia jo prasmė ir reikšmė. Tai jeigu angliškai yra 3 raidės RRF, tai lietuviškai yra EGDP, kas turbūt jau būtų apskritai labai sudėtinga. Tai yra ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, planas, kuriame sudėtos investicijos, kurios turbūt atliepia ir COVID pandemijos iššūkius, kurie vyrojo tuo metu, kai buvo sudaroma šita galimybė, nes daugeliu šalių įstojo ekonomikos, būdavo uždaromi atskiri sektoriai, sveikatos sistema susidūrė su daugeliu problemų. Tai buvo sukurta speciali priemonė, kur daugelis šalių pasinaudoja ar tai ekonomikos gaivinimui, kaip kad pietų Europos valstybės, arba tiesiog atsparumo didinimui tiek sveikatos sektoriaus, tiek apskritai turbūt bendrai pramonės skatinimui atskirose valstybėse. Ir tuo pačiu tai buvo priemonė, kuri įgalina susitvarkyti su ilgalaikiam įsisenėjusiam problemom. Tai tiek turbūt švietimo sektoriui, viešajam sektoriui, tai turbūt neišimtis ir Lietuva. Didžioji dalis plano buvo nukreipta žaliajai pertvarkai, kas buvo bendras europinis reikalavimas, nemažiau kaip 37 procentai plano investicijų turėjo būti nukreipti žaliajai pertvarkai, kuri susijusi tiek su netaršiu transportu, tiek turbūt renovacijos procesais ir kitais dalykai, kas yra mūsų plane. Nemažiau kaip 20 procentų turėjo būti skiriamas skaitmenizacijos projektams, tai Lietuvoje tiek ir elektroninės paslaugos įvairios kūriamos naujos, viešosios paslaugos skaitmenizuojamos, bet tuo pačiu ir duomenų panaudojimas, kūriamas efektyvesnis pakartotinis duomenų panaudojimas, valstybė tiesiog efektyviau tos duomenys įdarbina, kad ir verslas galėtų inovacijas kurti naudodamasis tais duomenimis, bet tuo pačiu ir valstybė paslaugas galėtų teikti efektyvesniu būdu. Ir taip pat priemonės, kurios yra nukreiptos į verslo skaitmenizaciją, kad jie taip pat naudodami tuos duomenis galėtų kurti naujus produktus, įgalinti naujas technologijas. Tai turbūt čia viena plano dalis, kita dalis yra švietimo sektorius, sveikatos sektoriai, jiems buvo papildomos priemonės. Ir pats planas, bent jau Lietuvoje, tai buvo atnaujintas tuomet, kuomet įvyko Rusijos invazija į Ukrainą ir pamatėm, kad iššūkių yra daugiau. Mūsų energetikos sektorius vis dar yra priklausomas nuo iškastinio kuro, tai papildomos priemonės buvo nukreiptos būtent tenais. Ir taip pat toks bendras ekonomikos sulėtėjimas paskatino sukurti naujas priemonės verslo transformacijai. Jūs paminėjote kryptis, kurios buvo nukreiptas, skaitmenizacija, ta pati žalioji pertvarka, švietimas, taip pat atsparumas esant sudėtingai tarptautiniai situacijai, o sėkmė, kuriuose sritise yra didžiausia ir kur yra daugiausiai jau sėkmingai investuota? Turbūt tokios pagrindinės sritis, kuriuose darbai įdirbis, sakyčiau, buvo iš seniau, tai yra socialinė apsauga, viešasis sektorius, tai ten pažanga matyti yra didesnė, tačiau pagrindinė plano ambicija savo apimtimi turbūt yra uždėta atsinaujinančiai energetikai ir ten yra ir didžioji dalis finansų keliauja bendrai žaliajai transformacijai, tiek ir transportui, tiek ir gamybai, bet sakyčiau, kad atsinaujinanti energetika yra pagrindinė ašis atnaujinto plano, kur keliauja didžioji dalis naujų priemonių. Net ir ta pati priemonė verslui, iš jos dalis keliauja būtent netaršiom technologijom, žaliajam kursui įgyvendinti tam, kad būtų galima turėti atsparesnę Lietuvos ekonomiką, kad tokių iššūkių, kuriuos turėjom po Rusijos invaziją Ukrainą, nebeturėtume toliau. O kuriuose sritise atvirkščiai sunkiausiai sekasi įsisavinti šitos RRF arba Naujos kartos Lietuva plano priemonės? Ir kur yra daugiausiai kliūčių, kur yra daugiausiai, sakykime, aš nežinau, mąstymo inercijos, institucinio pasipriešinimo ar dar kurių nors kliūčių?
Na, Lietuva yra ta šalis, kur niekada neturėjom problemų su investicijų įsisavinimu, bet kur yra tų problemų. Investicijų efektyvių panaudojimas. Kur yra problemų, tai matyti yra susijęs su šio plano išskirtinumu, kadangi šis planas kitaip negu struktūrinių fondų investicijos, jis yra betarpiškai susijęs su reformomis, kurias reikia padaryti. Tai reiškia, kad pirmiausia keliauja teisės aktų pakeitimai, įvairūs sprendimai, kuriuos politikai turi priimti, tarkim, tas pats mokyklų tinklo taisyklių formavimas. Tik tuomet, kai yra priimtas teisės aktas, ateina investicijos, kurios jau statomos ant teisingų pamatų tam, kad efektą išgauti gerokai didesnį. Tai matyti sprendimai, kurie yra sudėtingesni, reformų pavidalu, jie matyti ir sulaukia daugiausiai diskusijų. Aš visgi tikiu, kad iki 26 metų pabaigos mes tą sutarimą dėl visų sprendimų rasim, bet šiandien sakysim, kad teisingesnė mokesčių sistema matyti yra ta vieta, kuri užstrigus yra šiek tiek parlamente ir... Kodėl ne šiek tiek, smarkiai užstrigusi? Ne, dalis sprendimų yra priimti, nereikia galvoti, kad mokesčių paketas yra susijęs tik su mokesčių lengvatų peržiūra. Dalis sprendimų yra priimti, kurie buvo susiję su žaliaisiais mokesčiais, žaliųjų akcizų paketas yra Seime priimtas, yra kitos dalys užstrigusios diskusijose, bet kadangi tai yra susiję su mūsų įsipareigojimais, kurie yra įrašyti ne tik tai naujos kartos Lietuva plane, bet ir vyriausybės programai, aš manau, kad vienaip ar kitaip turėsime rasti tuos sprendimus, kadangi tos problemos dėl mūsų netolygios mokesčių sistemos būdavo įvardinamos daugybę metų įvairių tarptautinių institucijų, tiesiog niekam neužtenka politinės valios galų gale paimti tuos sprendimus ir padaryti. Tai man atrodo, tuos sprendimus vyriausybė yra pasiūlysi, Seime tų diskusijų natūralu, kad jų būna, bet aš tikiu, kad prie vienokio ir kitokio sprendimo ši ar kita vyriausybė tikrai privalės ir prieis. Klausimas truputį apie Lietuvą, kaip jie atrodo tarptautiniam kontekste. Rachel Reins, kuri dabar tapo naująją Didžiosios Britanijos finansų ministrė, vakar pasakė, kad Didžioji Britanija niekuomet nėra susidūrusi tokia sudėtinga finansų situacija nuo Antro pasaulinio karo, peržiūrėjusi tai, ką jie paliko konservatorių vyriausybė. Prancūzai irgi rinkos reagavo iš pradžių dešiniųjų pergalę krisdamas, po to pakilo vėl Čekoslovakija, kai kairieji laimėjo vėl krito. Kartais atrodo, kad Lietuva tokia yra ramybės oazė visoje šitoje finansų vandenyje ir tada visuomet noris paklausti savęs, ar iš tikrųjų taip viskas tvarko ir mes turime tokį faktiškai vos ne konsensusą politinių jėgų dėl finansų tvarkymo, ar čia yra iliuzija? Kaip jums atrodo? Na, sakyčiau, kad Lietuva tiek turi įvaizdį kaip fiskaliai drausminga valstybė, tiek turbūt tokie ir esam. Mūsų skolos lygis vienas iš žemiausių Europos Sąjungoje, tačiau mes esam maža atvira ekonomika. Jeigu mes sau leistume tokius dalykus, kuriuos matys sau leidžia italai ir graikai, matyt, šiandien mūsų situacija būtų sudėtingesnė negu jų. Tai kadangi matydami savo apimtis ir galimybės, esam konservatyvūs ir man atrodo, tas yra gerai. Mūsų biudžeto deficito rodikliai, nepaisant iššūkių, kuriuos turėjom pastaraisiais metais, kiekvienais metais buvo žemesni negu ES vidurkis. Skolos lygis taip pat nuo pandeminių aukštumų yra sumažėjęs ir man atrodo, tai leidžia mums šiandien skolintis tiem dalykam, kurie mums yra reikalingi, geresniem sąlygom, negu kad būtume savo pasileidę plaukus tada, kada galbūt ne visai reikėjo. Tai mūsų žemas skolos lygis įgalina, kad šiandien skolinamės palankesnėmis sąlygomis tiek ir pačiai krašto apsaugai, tiek ir kitiem dalykam. Tačiau nereikia galvoti, kad mūsų niekas neveikia, kas dedasi aplinkui. Geopolitinė įtampa daro savo rezultatą ir visgi, jeigu mes pagal savo skolos lygį galėtume skolintis mažesniem palūkanom, šiandien mes mokam panašiai kaip italai, kurių skolos lygis yra kelis kartus didesnis. Jie yra daug toliau nuo Rusijos. Tiesiog jie yra daug toliau nuo Rusijos. Tai viena iš reitingų agentūrų, kurios vertina šalių galimybę skolintis, neseniai sumažino Lietuvai, kaip ir kitom Baltijos valstybėms, skolimosi reitingą ir motivavo tik tai būtent geopolitinę riziką. Tai matom, kad ta premija egzistuoja, tą kainą turim sumokėti, bet prieš tai priimti sprendimai leidžia Lietuvai gana tvariai atrodyti. Jo, ir aišku, ir mūsų geografinės situacijos mes niekaip nepakeisime, tačiau galima galvoti apie tai, ką mes galime keisti savo finansų sistemoje. Ir pavyzdžiui, vienas iš tų priekaištų, kuris buvo sakomas, kad būtent dėl, kad ne visi mokesčių pakeitimai buvo priimti ir užfiksuoti Briuselėje, mes nustojame 8,7 milijonų eurų, nes tai nepatiko Briuseliui. Ar pagrįsti šitie yra vertinimai ar ne?
Na, turbūt priklauso to, ko paklausi. Šiaip bendra plano apimtis yra 3,8 milijardo, todėl 8,7 milijono tikrai yra labai nedidelė plano dalis, dėl kurios vyksta diskusijos su Europos komisija. Ir turbūt reikia atskirti tuos mokestinius rodiklius į keletą dalių. Vieni iš jų yra susiję su sprendimais, kurie turės būti padaryti Seime ir už juos mes dar atsiskaitinėsim vėliau. Šiandien kyla klausimas dėl to, ką vyriausybė yra pateikusi svarstyti Seimui. Ir man atrodo, taip kaip užrašytas rodiklis naujos kartos Lietuva plane, jis tiesiogiai atspindi tai, kas įrašyta vyriausybės programui. Tokį mandatą aš kaip politikė turėjau įsipareigoti Europos komisijai ir man atrodo, tokius sprendimus vyriausybė yra pasiūliusi parlamentui. Jokių konkrečių įsipareigojimų tam plane nėra, todėl man kelia klausimų, kodėl Europos biurokratai visgi mano, kad mes įsipareigojom daugiau negu ten parašyta. Bet kadangi ta diskusija vyksta, tai aš tikiu, kad Europos teisingumo teismas, į kurį mes kreipiamės, atsakys į tą klausimą, ar tai, kas parašyta ir kaip aš suprantu tekstą, yra tiesa, ar visgi Europos komisija gali prašyti mūsų kažko daugiau negu kad ten parašyta. Ir turbūt kitas aspektas tas, kad pati metodika, kaip yra vertinamas planas, kaip yra išmokami pinigai už rodiklių pasiekimą, kaip yra taikomos sankcijos, jeigu rodiklių pasiekti nepavyksta, buvo patvirtinta 2 metai po to, kai planas buvo pasirašytas ir patvirtintas. Tai įsivaizduokit, jūs nusiperkat Škodą ir po 2 metų sužinot, kad kainuoja kaip Ferrari ir kažkodėl nebeturi jokių galimybių įtakoti savo sprendimo pirkti tą automobilį. Tai man atrodo, tai tiesiog neatliepia to esminio teisingumo ir teisėtų lūkesčių principo. Tai tikiu, kad teismas yra ta institucija, kuri atsakys. Mano nuomonė, Europos komisija nekorektiškai taiko jai reglamento suteiktus įgaliojimus, bet visgi matyt, teismas bus tas galutinis atsakovas. Žiūrovams, aš įsivaizduoju, tai galėjo būti gana sudėtinga tema, bet kai nuskambėjo žodžiai Škoda ir Ferrari, pasidarė šiek tiek aiškiau. Tada vėl prie gana aiškių frazių ir terminų milijardas verslui, milijardas energetikai, tai daugiau atskamba kaip tarsi šūkiai, bet kas po jais slypi realybėje? Tai 2 turbūt didžiosios priemonės, kurios atsirado po Rusijos invazijos į Ukrainą, kai pamatėm, kad mūsų energetikos sektorius, nepaisant to, kad didžiuojamės tuo, kad galim pirkti visą kurą, visą energetiką iš kitur, ne iš Rusijos, tiek naftą, tiek dujas, tiek ir elektrą, tačiau esam pažeidžiami, nes kiti yra priklausomi nuo Rusijos dujų ir iš jų gamina tą pačią elektrą, kurią mes vėliau perkam. Tai jeigu viskas išbrangsta tarptautinėse rinkose, mes lygiai taip pat kaip ir kiti europiečiai esam pažeidžiami. Tai čia tiesiog buvo padarytas strateginis sprendimas, kad Europa neturi naftos, dujų ir kitų dalykų, bet turim saulę, vėją, upes ir matyt reikia įdarbinti šitas priemonės, kad tiesiog visa elektra, kuri yra reikalinga ir kitos energijos rūšis, kurios yra vartojamos šalyje, būtų pagamintos šalies viduje. Tai ambicingiausia priemonė yra nukreipta būtent į elektros generaciją, kuri daugiausiai žmonių paliečia, daugiausiai verslų ir yra susijusi su vėliau su dekarbonizacijos procesu, nes įmonės turės naudoti iš elektros gaunamas arba pačią elektrą, arba kitas priemonės savo energijai gauti. Tai tam reikalingi pokyčiai būtent atsinaujinančiai energetikai. Tai atsinaujinančios energetikos priemonė leidžia verslam gauti paskolas palankiomis sąlygomis tam, kad jie galėtų pas save investuoti, ar tai savo teritorijoje, ar nutolusią saulės elektrinę, bet tam, kad didinti tiesiog apimtis atsinaujinančios energetikos mūsų valstybėje. Ir taip pat viešojo sektoriaus subjektam, kad jie taip pat galėtų dalyvauti įvairiose finansinėse priemonėse ir įsigyti ar tai nutolusią saulės elektrinę, ar pas save ant stogo. Ir man atrodo, tie sprendimai, kurie paliečia ir skurdžiai gyvenančių žmonės, ir savivaldybės, ir verslą, jie duos bendrą efektą. Dabartinė mūsų ambicija yra, kad 2030 metais visą elektrą, kur reikalinga, mes pasigaminsim iš atsinaujinančių išteklių Lietuvos viduje, o jau 2027 metais, tai tikrai pakankamai greitai, 100% pasigaminsim šalies viduje, iš dalies dėl to, kad didelė apimtimi auga atsinaujinančios energetikos apimtis, bet jau 30-aisiais jau tik švari elektros energija uždengs 100% poreikio, kuris yra Lietuvoje. Kalbant apie milijardą verslui, čia yra kita priemonė, kadangi infliacijos poveikis buvo didžiulis, jisai atėjo, aišku, iš energetikos sektoriaus, pirmiausia impulsas buvo gautas, bet jisai padarė poveikį ir visos ekonomikos lėtėjimui, nes Europos centrinis bankas pakėlė palūkanų normas, verslai mažiau skolinasi, tokiu atveju visos ekonominės apsaugos šiek tiek sulėtėja, tai tam, kad būtų galima ekonomiką paskatinti, buvo sukurta nauja priemonė, milijardas verslui, kuri nukreipta į pirmiausia turbūt ekonomikos transformaciją.
kad verslai, kurie turi didelių ambicingų planų, galėtų skolintis palankiomis sąlygomis ir turėti didesnę prieigą prie kapitalo, kitaip sakant, padidinti raumenis tiem verslam, kuriem sekasi, tai kurie investuoja į švarias technologijas, į aukštos pridėtinės vertės technologijas, kurie generuoja didelę grąžą ir ta pati gynybos pramonė patenka tarp prioritetų. Tai tikrai milijardas yra dideli pinigai ir tokiai mažai rinkai kaip Lietuva tai bus postumis ekonomikos atsigavimui. Paskutinis klausimas. Vokietija turi tokį švarcis 0. Tai yra vadinamasis, kad biudžetas negali būti deficitinis, netgi įstatymai tai tvirtinta. Aš nesakau, ar tai gerai, ar tai blogai, nes kartais pamatom, kad gali būti ir blogai. Bet grinai filosofiškai ir teoriškai samprotavant. Ar tokia valstybė kaip Lietuva gali įsivaizduoti save kažkada su visiškai subalansuotu biudžetu? Tai mes keletą pastarųjų metų prieš pandemiją turėjom subalansuotą biudžetą, kuri reiškia, kad pajamos yra panašios kaip ir išlaidos. Manyčiau, kad tokiai šaliai kaip Lietuva tiesiog reikia turėti atsakingą finansų politiką, nes jeigu tiesiog skolinsies betodiriškai, tiesiog skolos lygis užaugs drastiškai ir jau tuomet mokėti palūkanas bus nebesaldu, nes ir dabar biudžete mes numatom kelius šimtus milijonų eurų kasmet skolos aptarnavimo išlaidom, nes reikia refinansuoti tas senas skolas, nes kasmet sueina grafikas, kuomet reikia gražinti senas skolas, tuomet skolinės vėl iš naujo, tai ne tik tai tam, ką planuoji skolintis į priekį, reikia suplanuoti finansus, bet ir tai, kas įvyko jau gerokai iki tavęs. Todėl jeigu šiek tiek bravūriškai elgsis, matyti, tai gali turėti poveikį visiems kaštam visos skolos aptarnavimo ir tai jau yra nemažai. Tai man atrodo, reikia tokio subalansuoto požiūrio, kuris Lietuvoje iki šiol lyg tai būdavo konsensuso būdu randamas. To mums ir palinkėsime. Ačiū už pokalbį. Dėkui Jums.